Ribos galvoje tik. Ką pats savo susigalvosi, taip ir elgsis. Kilimėlių verslas yra ilgiausiai, ką mes veikiam Lietuvoje. Šiaip esu labai nustebęs, kad iš kilimėlių galima uždirbti 2 milijonus pelno. Ką mes turim čia Lietuvoje, tai mūsų regione yra viena iš geriausių, jeigu ne geriausia. Korporacija vis tiek kelis yra. Nu, turbūt čia tas pavadinimas korporacija. Skamba grėsmingai. 75% ofiso darbuotojų skundžiasi higienos trūkumo arba neišpildymu. Ką tu čia aiškini? Nesąmonė, sako, nuveši už kampo, išpurtysi ir vėl man atveši, sako. Ką jūs pakeitėt, kad pas jūs taip pasikeitė pelningumas? Nebuvo vienos tabletės. Įspūdis toks, kad daug sudėtingiau negu buvo galima įsivaizduoti. Kakėmakė tai nėra tik tai personažas. Tai yra prekinis ženklas ir po to kuriasi visai nemažas verslas. Tikrai taip. Tai yra sėkmingiausias vaikiškas brandas. Šiai dienai taip. Lietuviškas. Mes esame licenzijos turėtojas, parduodame licenciją gamintojams arba paslaugų teikėjams. Galvoju, klausimas dabar tikrai žiūrovam labai įdomu bus. Ar Lina Žutautė iš Kakės-Makės prekės ženklo jau yra uždirbus milijoną? Vat kas per talentas sugebėjo padaryti, kad mergaitės kalėdoms norėtų termosų gertuvės? Tai va čia ir yra ta siekiamybė mūsų irgi surasti tokius talentus. Pepos Pig naujieną, žinai? Ne, tikrai nežinau. Žodžiu, Kakės-Makės veipo nesulauksim. Niekada. Kol aš čia dirbu, patikslinu. Prisijunkit su milijonu, išspręsit labai didelę problemą. Kaip jūs reaguotumėte, jeigu kažkas jums pasiūlytų knygos skyrių papildyti, kur Kakei-Makei pradeda patikti ne berniukai, o mergaitės? Sveiki, gerbėmėjai, kas sekėt mano socialinius tinklus, mano storius, žinot, kad netaip seniai grįžau iš kelionės ir čia kažkas, bet noriu sureaguoti tą pasipiktinimą, prie ko čia praėjusioje laidoje į Japoniją. Vis tik šitas projektas yra ir mano gyvenimo dalis, ar ne? Ir jeigu mane užklupo laidos pradžia kažkur tai Japonijoje, aš iš Japonijos ir nufilmuoju tokią istoriją. Aišku, gaila, kad mes su komanda nespėjom suorganizuoti ir nuvažiuoti kartu į kitos Japonijos, nes visiškai kitokia šalis ir visiškai kitaip žmonės žiūri ir daro verslą, tai tikėtina, kad gal mes dar turėsim tokių galimybių, bet į užsienį aš galvoju, kad šiemet mes dar nuvažiuosim. Tai pasirinkit savo patogią platformą, sekit mano socialinius tinklus, sekit mano storius, ar jeigu jums patogu Telegramas galite įsijungti. Ir aišku, mes apie viską jūs informuosim. Na, o dabar mes turim 2 lietuviškas naujas istorijas jūsų dėmesiu. Pasižiūrėkime. Gerai, gerbėmieji, man visada mistiniai verslai yra, kurie atrodo tokie iš pirmo žvilgsnio, bet šiandien kalbėsim apie kilimėlius. Turbūt daugiausiai sako, kad jūs kilimėliais užsiimat, be to, kad užsiimat rūbais dar. Jo, turbūt, nes kilimėlių verslas yra ilgiausiai, ką mes veikiam Lietuvoje. Mes pradėjom 1995 metais. Turbūt natūraliai suformavę žmonės įvaizdis, kad pagrindas yra kilimėlį. Toks mano, aišku, dabar, kai truputėlį pasiruošiau laidai, truputėlį daugiau informacijos žinau, bet šiaip iki tol mano supratimas buvo toksai, kad tai yra labai konkurencinga, nes daug įmonių gali tai daryti, tai nėra sudėtinga iš principo, nereikia aukštos kvalifikacijos ir iš to nelabai galima uždirbti. Mano toks buvo pirminis įspūdis. Bet paskui aš truputėlį pasižiūrėjau, kaip jums sekasi, kaip jūs augat. Ir aišku, šiandien panagrinėsim, kame čia sėkmė, nes jūs iš tikrųjų varot labai gerai. Nu, žinot, apie tą uždarbį galbūt vėliau pakalbėsim, ar ne, bet ar tai labai paprasta, einam pažiūrėsim. Man įdomu suprasti procesą. Aš suprantu, kai jūs surinkat kilimėlius, jos pakeičiat, atvažiuoja prie rampos tos kilimėlius, iškrauna ir čia prasidės procesas. Kame yra sudėtingumas? Nes man vis dar atrodo, kad tai yra labai paprasta. Iškrovė kilimėlius, jos gal papurtėt, gal, nežinau, su kercheriu praplovėt, džiovyklę kažkokią ir vežat atgal. Ir taip ir ne. Aišku, čia nėra joks raketų mokslas, kaip sakoma, ar ne. Taip, kilimėlį paimam purviną, paliekam švarų, atvežam čia, plaunam, džiovinam, pakuojam, rūšiuojam, vėl vežam klientui. Klientui tas sukas ir ratas. Atrodo paprasta. Bet kai pradedi įvertinti, kiek sveria kilimėlis, kiek purvo jame yra, kiek yra vandens, nes kilimėlis sugeria maždaug pusę tiek, kiek jis sveria vandens, gali save įgerti. Svoriai, visa kita, tai nepasidaro taip paprasta. Einam pažiūrėsim prie įrengimų. Šitie įrengimai ir aš pasakysiu, kokį kiekį mes išplauname.
Tai yra per mėnesį apie 600 tonų. O vienetais kiek čia gaunasi? Vienetais labai sunku pasakyti, nes tie kilimėliai yra nuo, daleiskim, 85-75 cm iki 1,5 metro ant 3 metrų ilgio. Tai mes sveriam, nes vienetais labai netolygus dalykas. Ar ne? Nu, maždaug, nes mažiau. Galima vidutiniškai skaičiuoti. Galima skaičiuoti taip maždaug apie 100 000 kilimėlių. Apie 100 000 kilimėlių. Tai visada, kas susidūręs, jau žino, kad kai kalbam apie dešimtis, apie 100, 200, bet ką tu bedarytum, susukti varžtą, padėti, išrušiuoti, tai yra viena logika, kai prasideda 100 000, tai bet kokia paprasta logika sugriūna ir jau reikia daug efektyvumo. Ne? Čia turbūt ir per tą efektyvumą ir išlošėt ir uždirbate visus pinigus. Vėlgi. Tas uždarbis irgi visada bandai visi tą uždarbį nukreipti, ar ne? Nu, tas uždarbis, aišku, svarbu, mes visi pelno siekiantis, ar ne, esam. Bet apart uždarbio yra ir kiti dalykai ateina, tvarumas, aplinkosauga, irgi tas yra aktualu. Negalima aklai žiūrėti tik į uždarbį. Galim čia pasižiūrėti toliau, kol dar nepaleido proceso, ar ne? Šitas įrenginys, ar ne? Jis kainuoja didžiulius pinigus apie 100 000 eurų. Šitas? Tik šitas? Tik va šitas, nu jie du kartu komplektas yra, ne? Šitas įrenginys, liaudiškai tariant, yra šilumokaitis. Šilumokaitis, kuris visą vandenį, kuris pas mus išbėga, turėtų išbėgti į kanalizaciją, šiltas vanduo po skalbimo, jis eina pro šitą šilumokaitį ir pašildo įeinantį iš miesto šaltą vandenį. Čia mes pakeliam maždaug 6-8 laipsniais vandens temperatūrą, ko pasiekoje reikia mažiau energijos vandeniui šildyti ir taip toliau. O jums netinka, kokios temperatūros jums reikia vandens? Priklausomai nuo ko. Kilimėliai yra viena temperatūra, darbo rūbam nueisim, ten yra įvairios temperatūros, priklausomai nuo rūšies rūbų ir taip toliau ir panašiai. Bet tai jums, tarkim, iš vandentekio, kiek ten ta temperatūra, nežinau, yra to vandens 30 laipsnių? Ne. Iš vandentekio ateina 6 laipsniai. 6 laipsniai? Taip, miesto vanduo ateina. Jeigu apie šaltą kalbėt, bet jeigu apie šiltą vandenį? Ne, šiltas vanduo pramoniai neefektyvu. Mes tikrai tą galim pasigaminti ženkliai tvariau. Patys pasišildot yra jums pigiau. Taip. Ir čia šildymo funkcija atlieka būtent šitas aparatas. Čia yra tik tais dalis, čia šiek tiek pakeliam tą įeinančio vandens temperatūrą keliais laipsniais, o toliau čia turim katilinę, kur jau pasišildom iki mums reikalingų, žiūrint kuriam procesui, vienam procesui 40 laipsnių, kai kuriam procesam 70 laipsnių reikalingas. Tai vienas aparatas tik tam, kad pakelt temperatūrą paprasto vandens 6 laipsniais. Taip. Ir jūs iš to išlošėt kažkokią efektyvumą, nes jis efektyviai tą moka padaryti. Aha, dabar supratau. Toliau turim tunelinę skalbimo mašiną, kur vieni kilimai įkrenta į ją, toliau sukasi ratų ciklas, jie eina tolyn, skalbėsi, skalaujasi ir taip toliau. Kur efektyvumas? Šitos mašinos principas, kad vanduo visą laiką cirkuliuoja ratu. Tai yra iš skalavimo grįžta pirmam skalbimui. Ir taip toliau, po pasiekoje mes sunaudojame tik tais apie 3,5 litro kilogramui skalbimų. Dar paminėsiu, kad mes imame vandenį iš darbo rūbų skalavimo, po skalavimo ir jį irgi naudojame kilimų plovimui. Gerai, kodėl jums reikia tą vandenį paiminėti? Tai pigiau yra? Ar čia jūs daro dėl žalumo? Ir tas, ir tas. Ir tas, ir tas. Tai vienareikšmiško atsakymo nėra, kad tik pigiau. Santykinai šitie procesai įdiegti remiantis gerąją Elis grupės visų įmonių praktiką, ar ne? Kai kurie dalykai pas mus įdiegti yra, kurie galbūt net niekada neatsipirks. Nes santykinai tie resursai pas mus dar nėra labai brangus. Tiek vanduo, tiek dujos, tiek elektra vakarų Europos šalyse yra tikrai brangiau. Bet mes, nepaisant to, kad kai kas finansiškai mums neapsimoka, mes vis tiek įsidėgiam, žiūrėdami į ateitį ir žiūrėdami to tvarumo principų. Aš dabar žiūriu į tos įrengimus didžiulius ir galvoju, kuriais metais Lietuvoje atsirado ta paslauga iš principo, kad galima keisti kilimėlį, kad galima nuomoti kilimėlį. Tai mes buvom pirmieji, tai 95 metais.
Bet tikrai to nebuvo, ką jūs matote. Aha. Galiu pažiūrėti, kaip... Be abejo. Okay. Nu, va, tokią namie pasistatyti. Nu, tai čia visą sanmazgą ar vonios kambarį dar, ką žinai, ir tilps. Aha. Ir čia lygiai taip pat yra šalia džiovinimo mašina. Okay. Tai žodžiu, aš jeigu sugalvočiau kilimėlių verslą pradėti, man užtektų 2 tokių mašinų, ne, ir aš jau galiu kažką veikti. Jo, nu, aišku, dar reikalingas vandens paruošimas, chemija reikalinga, nueisit, pamatysit tą chemijos kambarys, kaip atrodo. Aha. Tai taip, praktiškai taip. Tik tai su jumis sukonkuruoti man sektųsi sunkiai, nes pas jūs jau yra mastas, ar ne? Ir įranga kita, kuri efektyvesnė yra negu skalbimo mašinos, ne? Kiek, pavyzdžiui, jeigu taip palyginimui, va šita skalbimo mašina ir va tunelinė per valandą, kiek skirtumas yra pralaidumo? Ar kaip jūs vertinate? Jo, aš bandau skaičiuoti. Čia grubiai, aišku, ten yra tai plojimo ciklai, gali juos šiek tiek koreguoti, bet čia maždaug 120 kg per valandą. Su tunelinė? Ne, su šita. Su šita? Jo. O su tunelinė iki 2 tonų. Nu, beveik ne 10 kartų, bet beveik 10 kartų efektyviau. Čia atvežė kilimėlius, ne? Jo, galėsim pažiūrėti, kaip tai atrodo. Tiesiog mes pirmoji eilėje kilimėlius čia pakraunam, vadinam kratytuvu. Čia iškratom tą pirminį smėlį, žvyrą, kas atvažiuoja iš miesto, tam, kad paskui būtų mažiau tame procese ir mažiau į kanalizaciją išbėgtų ir taip toliau. Tai va čia šitą ir mes per mėnesį maždaug iki 20 tonų žiemą išvežam tokio smėlio. Kiek sveria vienas kilimėlis? Na, nežinau, 80 metrų ar koks populiariausias? Gal taip pasakysim, kad kvadratinis metras sveria apie 6 kg, o vienas vienetas priklausomai nuo dydžio. Jūs ribojat žmonėm, nes galvoju, kaip atrodo procesas. Žmogus pasima su savim kokius 4 kilimėlius, kuriuos reikės jam pakeisti, dar ant peties dar pasima kažkur susirinkęs purvinus. Ar ribojat jam, kiek jis gali vienu metu nešti kilimėlį? Taip, yra taisyklės, bet paskui kiekvieną neprivaikščiosi, kamerų nepristatysi, bet jie tam palengvinimui turi elektrinius krautuvus, vežimėlius ir visokius kitokius pagalbinius prietaisus. Bet čia kiekvieno yra asmeninis sprendimas. Aš galvoju, čia turbūt nuo jų motivacijos priklauso. Jie gauna atlyginimą nuo to, kiek kilimėlių sugeba per dieną pakeisti, ar jiem nepriklauso? Priklauso tas faktorius, kiek pakeičia, priklauso kiek kilometrų pravažiuoja, kiek sustojimų turi. Tai nėra vienas faktorius. Kiek skiriasi toks standartinis vidutinis darbuotojas nuo pačio geriausio efektyvumo? Gal 30%. Apie 30%, ne? Ir alga atitinkamai skiriasi. Be abejo. Kaip ir minėjau, pradžia čia yra sukraunami purvini kilimėliai. Čia yra tuo pačiu svarstyklės. Deda purvinus kilimus, kol užsidega jam indikacinė lemputė, kad jau čia yra tas svoris, kuris pritaikytas įrengimams ir jis tada paspaudžia mygtuką, nuvažiuoja tolyn. Išsikrato smėlis. Išsikrato smėlis. Stadija, ne? Tada važiuoja toliau į tunelinę mašiną. Ten eina toliau procesas, gale yra grėžimas, centrifuga, apeisim, pažiūrėsim. Tada kompiuteris parenka laisvą džiovyklę, centrifugos įsikrauna ant konvejerio ir konvejeris pakrauna džiovyklę ir tada sausi jau kilimai iškrenta iš džiovyklės. Ir važiuoja toliau. Kaip laikė atrodo, vat, nuo tada, kai čia padėjo kilimėlį, kai jis jau gali važiuoti atgal prie durų, kažkur būt padėtas? Per valandą galima išplauti iki 2 tonų. Tai už valandos jis jau yra paruoštas naudojimui vėl? Nu, gal dar valanda, nes dar reikia jį ten surūšiuoti, paruošti, mašiną įdėti, tai per 2 valandas. Kiek vidutiniškai yra kilimėlio tarnavimo laikas, po kiek laiko jį reikia išmesti? Nėra tokio laiko griežtai nusakyto, kadangi einam čia į chemijos kambarį. Labai priklauso nuo sąlygų, kuriuose jisai guli. Ar tai Akropolį, kaip minėjote, ar verslo centro 10 aukšte. Daugiau galbūt ne per laiką matuojamas, o per skalbimų ciklą. Tai va, čia yra chemijos kambarys, čia ta chemija daugiau skirta darbo rūbam, ar ne? Čia va, kiek yra bačkų, tiek yra skirtingų rūšių.
operatorius skalbimo mašinos spaudo programą ir tada dozuoja, kiek ko reikia, kokios chemijos mirkimui, skalavimui, skalbimui ir taip toliau. Tai čia matėm dabar džiovyklos, čia kas kelias minutės iškrenta sausi kilimai. Iš šitą linienę? Jo. Ir tada eina toliau. Ir čia operatorius rūšiuoja juos pagal, čia yra tik guminiai, čia ergonominiai, guminiai kilimėliai. Jie turi savo funkciją, ar ne. Čia paskui šitą mašiną juos susuka į rulonus, kuriuos matom. Elis grupė turi tokių kaip šiai dienai 450 pasaulyje. Okay. Dirba 30 šalių. Aišku, mes yra paskirstyti tam tikrais regionais, nes visi vienu metu tiesiog fiziškai neįmanoma būtų bendrauti, ar ne? Bet mes čia lyginame su savo kolegom Pabaltyje, skandinavais, danai, suomai, norvegai, lenkai, dar šiek tiek su vokiečiais. Tai su tais lyginame. Tai ką mes turim čia Lietuvoje, tai mūsų regione yra viena iš geriausių, jeigu ne geriausia. Tai va, tai čia operatorius deda nuo karuselės ant sukimo mašinos ir mašina susuka kilimukus. Tai galvoju, šitam procese žmogaus rankos reikia sudėti ant linijos. Taip. Ir tada čia surinkti vyniojamą mašiną sudėti. Taip. Kiek greičiau yra, kai mašina suvinioja kilimėlį? Taigi žmogus gali rankom mane susuks kilimėlį iš dalies. Greitai susuks, aš nežinau, 50, gal 20 kilimėlių, jis greit susuks, o po to jo lėtėjas kiekvieną valandą ar minutę tas greitis ir galų galę savo pamainos galiais vos suks ir kitą dieną rankų nejaus. Ir čia, kai jau sugula kilimėliai į paletės, ne, tai jie jau gali važiuoti atgal. Jo, ten toliau yra vyrukas, kuris rūšiuoja pagal maršrutus. Čia vat yra jam suruošta pagal maršrutą. Ir jis tokia vieną paletę įsideda ir čia yra... Čia priklausomai nuo maršrutų, nuo mašinos dydžio, gali būti ir dvi paletės ir įvairiai. Ir jis žino, kad nuo viršaus maždaug taip ir... Jo, jam atvirkščią tvarką važiavimo sudeda. Nu gerai, tai su kilimėliais išsiaiškinom, galima į turbūt prie rūbų. Jo. Pas mus irgi yra skalbyklai tam, kad apskritai gautų tą higieninį leidimą, ar ne, yra pirmas faktorius, kad švari ir purvina zona nesikirstų. Ten yra purvina zona, tiek rūbų, tiek kilimų čia yra švari. Tai va, mes čia atėjom purvinų zoną, čia šituose maišuose atvažiuoja iš klientų. Bet viskas prasideda nuo to, kad jūs pas klientą pastatot spintą, ne? Taip. Šitos paslaugos esmė yra tas toks žiedas. Ne? Jeigu reikia aprengti vieną darbuotoją, mes tam darbuotojui priskiriam 3 vienetus rūbų. Tai gali būti 3 švarkai, 3 kelnės, marškinėliai, begalės striukės ir panašiai. Tai vieną komplektą kliento darbuotojas dėvi, kitas švarus yra spintelėje, o vienas purvinas yra čia. Jis nusirengė, ką dėvėjo, pasiema iš spintelę švarų, mes atvažiuojam į spintelę, įdedam švarų, išsivežam purviną. Ir tas ratu sukasi. Ir kaip dažnai tas stiklas sukasi? Kas savaitę. Tai va, tai čia yra rūšiuojami, skanuojami rūbai, toliau yra skalbimas. Skalbiam kiekvieno kliento rūbus atskirai. Štai mes čia turim skirtingų dydžių mašinas. Nes klientų yra didesnių, mažesnių, tam, kad jie nesimaišytų pagal svorį. Einam toliau, tada turim čia tą pagrindinį mūsų cechą, kur kiekvienas rūbas yra apžiūrimas, sulankstomas, jeigu reikia pataisomas, tada yra nuskanuojamas, mato darbuotoja kokio kliento, kokio žmogaus, kurioj spintelėje, taip toliau, visą informaciją mato. Tada sudeda į maišus, vairuotojas nuvažiavęs ima ir krauna į spinteles. Tai vėl čia nemažas logistinis uždavinys yra, jeigu pagal kiekvieną žmogų reikia... Jo, bet čia jau padeda šiuolaikinės technologijos, ar ne? Tai yra, sakau, čipas yra kiekvienam rūbė yra čipas. Okay. Tai va, tai čia siuva, tvarko, rūšiuoja, pakuoja. Ar tai yra spec rūbai, ar tai galėtų būti ir kostiumai, pavyzdžiui, kažkokie? Ne, tai yra
skirtingi standartai. Vėlgi, darbo rūbai gaminami dažniausiai pas tuos tiekėjus, kur mes perkam, ne? Tai yra, ir visos medžiagos yra testuotos pramoniniam skalbimui. Visi tie kostiumai ar kažkas, tai jie neskirti, jie dažniausiai yra nedžiavinami, neskalbimi, o yra tiesiog cheminis valymas. Tai čia yra tiesiog skirtingi procesai. Ir skirtingi audiniai, darbo rūbai, sakau, dažnai turi ir apsauginės savybės. Tai nėra tik rūbas. O ten prasideda įsijungia dar kiti mechanizmai, kiti audiniai ir taip toliau. Ir tada jų priežiūra vėlgi kitokia. Įspūdis toks, kad daug sudėtingiau negu buvo galima įsivaizduoti. Dar Dainiau, generalinis pabėgo, užsiima dar papildomą sferą be kilimėlių rūbų. Labai teisingai ir iš esmės pradėdami higienos paslaugas Lietuvoje, iš esmės mūsų buvo pagrindinė idėja, kad ir mintis, kad turim kažką pasiūlyti kitokio ir kažkokio išskirtinio. Ir žiūrint į visas mūsų paslaugas, ką šiandienai teikiam, tai matyti jos yra šiek tiek tokios kitokios ir crazy. Ir nepaisant, ką mes darom, nežinau, kilimėlių nuomos keitimo paslauga, darbo, drabužių higiena arba ten šluošių paslauga, tai iš esmės tai yra tie sprendimai, kurie yra šiek tiek kitokie negu rinkoje yra ir kažkuriais momentais mes, žinai, gaunam tokį prie smilkinio piršto pasukimą, kad čia visiškai nesąmonė ir čia niekas nesigaus. Kuri paslauga yra crazy ir nesąmonė? Žinai, čia turbūt visuma, kad turbūt pagrindinis momentas, kad turim kažką pasiūlyti kitokio, negu iš esmės yra rinkoje ir mes į tokius dalykus ir labai stipriai orientuojamės. Ir žinai, tada tu po kelių metų pamatai, kad tas kūdikis didėja, auga ir tų klientų vis, žinai, daugiau atsiranda. Plius jie, klientai dalinasi tą savo patirtim ir nori tarpusavį ir testuoja mūsų tos produktus ir dirba. Tai, žinai, mes labai drąsiai, tyliai, bet labai drąsiai pradėjom Lietuvoje su realiai mums sukurta danų dizainerio Fusion linija, higienos linija ir jinai realiai yra visiškai kardinaliai yra kitokia, negu šiandienai mes galim sutikti. Tai pagrindinis turbūt momentas, kad žmogus gali rinktis iš spalvinės gamos, ko apskritai šiandienai nėra ir matyti standartinės tos spalvos, nežinau, juoda, balta arba metalo spalvos dozatoriai. Tai žmogus gali prisiderinti prie savo aplinkos, prie savo dizaino ir, nežinau, prie išskirti kažkokias tai patalpas. Plius turbūt jis gali ne tik tai pasirinkti spalvas, bet gali pasirinkti ir vieno ištiso dizaino visą inventorių savo patalpoje. Tai mūsų, žinai, aš turbūt išskirčiau keletą produktų, į ką mes labai stipriai orientuojamės ir kokie jie yra kitokie. Tai realiai popieriaus dozatorius, non-touch sistema, plius VC šepečio keitimo paslauga, apskritai, ko niekas kitas nedaro. VC šepečio. Jo, VC šepečio paslauga, jo, pakankamai keistai skamba, bet realiai turbūt turim klientų, kurie tik tai tą paslaugą ir naudojasi. Socialiniai medijoje ir televizijoje daugiausiai turbūt sulaukęs atgarsio mūsų moters higienos priemonių sistema, kurią sudaro Ladybox, angliškas pavadinimas, bet tai yra moters higienos priemonių stotelės, plus Ladykieras moters higienos priemonių panaudotų priemonių dėžutės, ko apskritai Lietuvoje niekas to kito nedaro. Ir mes, žinai, pasirinkom tokią temą arba galbūt tokį produktą, apie kurį niekas nekalba. Tai pakankamai yra tokia tabų tema. Bet, žinai, ką turbūt atkreipėm dėmesį, kad apskritai maždaug 30% moterų susiduria su ta problema, kad jos negali turėti būtinų higienos priemonių. Negali turėti? Apskritai arba negali įsigyti dėl galbūt finansinių kažkokių dalykų, ne? Tai mūsų turbūt ta sistema keičia tą visą situaciją ir palengvina ir garantuoja, kad mes arba būtent ta dailioji lytis gali bet kada pasiekti ir tos priemonės bus pasiekiamas bet kada, tada, kada labiausiai reikia. Tai nėra vien tik tai higienos sprendimas, tai yra ir papildoma motyvacinė sistema įmonėm. Ir, žinai, daugelį atvejų turbūt įmonės ieško įvairių būdų, kaip paskatinti savo darbuotojus. Nežinau, kažkas perka vaisius, ten kažkas vaišina kava arba begalė kitų kažkokių sprendimų ir ieško būdų, kaip surasti kažkokią tokią naują arba kažkokią išskirtinę. Tai šitas dalykas yra pakankamai mažas, bet jis sukuria labai tokį didelį atgarsį arba labai didelį, nežinau, pasitenkinimą ir labai džiugu turbūt didžiųjų kompanijų sektinas pavyzdys, kurie pradėjo tą naudot ir taip pat tampa viena iš populiariausių priemonių šiandien dienai. Tai orientuojamės ne tik tai į mokyklas, universitetus ar tas viešasias patalpas, ne? Viešasias erdvės, bet dar kartelį turbūt paminėsiu, kad yra atlikti tyrimai. 75% ofiso darbuotojų skundžiasi higienos trūkumo arba neišpildymu. Tai yra vienas iš produktų, apie kurį dažniausiai mes niekada nekalbam arba savo labai nepatogu apie tai kalbėti. Ir pagrindinis turbūt momentas, kad kažkodėl tai renginėdami VC patalpą, mes, žinai, nesvarstom ar turėti ant popierių ar muilą.
bet kažkodėl šitą temą paliekam. Tai mūsų matyt pagrindinis tikslas, kad tai pataptų būtinybė ir nieks nesvarstytų, ar to reikia ar nereikia, tiesiog tai atsidurtų ir tuo naudotųsi įmonės darbuotojai. Nu ką, gerbėmėjai, labai netriukšmausim, esam knygyne, bet jeigu sekėt socialinius tinklus, sutikiu, kad sekėt, mes šiandien turim puikiai išskirtinę galimybę pasikalbėti ir panagrinėti svarbiausiai, kas yra Kakė-Makė, nes Kakė-Makė tai nėra tik tai personažas. Tai yra prekinis ženklas ir po to kuriasi visai nemažas verslas. Tikrai taip. Ar šitie visi čia esantis produktai, tai taip, čia ne jūsų yra darbas parduoti juos, čia jūs tik tai esat per licenciją išnuomoja prekės ženklą ir jau kaip šitie atleidėjai, žaislų gamintojai, kaip jie sukasi, taip jie sukasi. Mes kartu esame partneriai, bet mes nesame gamintojas, mes esame licenzijos turėtojas, parduodame licenciją gamintojams arba paslaugų teikėjams. Ir tada kartu kuriame prekes ir paslaugas ir tada jau gamintojo atsakomybėje yra, kur visa tai bus pardavinėjama ir taip toliau. Bet mes kaip komanda lydime savo partnerius visoje šitoje kelionėje iki pagrindinio vartotojo. Galvoju, čia, pažiūrėjau, šitą žaisliuką, tai čia vienas kažkas, nusipirko licencinį mokestį, knygą kažkas kitas, ten doblo dar kažkas kitas, ne? O kas organizavo, kad visą tai atsistotų ant vieno stendo? Prekės ženklo komanda. Čia jūsų darbas buvo, ne? Kad šitam knyginė atsirastų toksai ir kad jie visi turėtų galimybę susidėti, ne? Taip. Dabar galvoju, ateinu aš pas jūs ir kam čia turi šauti galvą, kad jis sugalvotų, kad mes norim gaminti Kakės-Makės žaisliukus, ar ne? Leiskit mums užsirašyti Kakė-Makė ir mes gaminsim žaisliukus. Yra du keliai. Vienas, kad jums šauna kaip verslo turėtojai, gamintojai arba paslaugų teikėjai ir jūs ateinat pas mus su idėja, nežinau, mes norime turėti šviesų parką, mes norime turėti viešbučio kambarį, mes norime sukurti žaisliuką arba žaidimą tarptautinį kartu su jūsų personažais, nes matome vertę. Ir tada jau mano kolegės, Sandra ir Roberta, kalbasi su potencialiu partneriu ir tada nėra taip, kad jūs atėjot ir mes iš karto jums suteiksim licenciją. Yra ganėtinai ilgas kelias, kur mes irgi aiškinamės, kas jūs, kokios yra jūsų vertybės, kaip jūs dirbate rinkoje ir susidėliojam. Jeigu susidėlioja, kad vienodai ir panašiai matom, tada jau kertam rankom, pasirašom sutartį ir prasideda produkto vystymo procesas, mes palydim jūs ir tada jau eina viskas į prekybą ir mes čia irgi nesustojam, nuolatos tikrinamės, testuojame, žiūrim, kaip auditorija atliepia, kaip vyksta pardavimai. Mes iš esmės esame partneriai visą licenzijos turimą laikotarpį. Ir ta partnerystė nėra tik tai, kad produktui sukurti, tai yra ir marketinginė, ir įvairūs komerciniai dalykai. Ir tada kitas kelias yra, kai jau mes esame rinkos ekspertai, ar ne, galima sakyti, ir sakome, kad pasauliniu mastu yra tam tikros tendencijos ir turime jas atliepti, ar ne, arba pasidarome tyrimus. Mes kas 3-4 metus daromės rinkos tyrimą, matuojame savo žinomumą, matuojame, kuo gyvena tėvai, kuo gyvena rinka, kuo gyvena vaikai ir iš tų insightų mes jau tada ateiname ir žinome, kokią savo licenzinę programą norime turėti. Ir mes dirbame 10 kategorijų šiai dienai ir mes matome, kaip tas kategorijas norime vystyti. Ir pavyzdžiui, pernai metais mūsų fokusas buvo į maisto kategoriją ir mano kolegė beveik visus metus ir dedikavo maisto kategorijos didinimui. Tai iš jūsų irgi gali išeiti iniciatyva, ne? Kad jeigu aš gaminu žaisliukus, jūs ateinat, sakot, o gal tu nori Kakė-Makė gaminti? Taip. Ar jūs, pavyzdžiui, va šitas, kas sugalvojo gaminti šitos žaisliukus, kas suprognozavo, kiek jis gali parduoti žaisliukų? Jis pats ar jūs? Apskritai, ar ne, kai ateina idėja, kad norime turėti, pavyzdžiui, šitą žaisliuką, tai pirmiausia, ar ne, mes Lietuvoje labai daug ką gaminame, bet jūs paėmė tą daiktą, kurio Lietuvoje ir negaminam. Ir tada faktas, kad jūs kaip partneris klausėte savo gamintojo, kuris yra Lenkijoje, Kinijoje ar toj pačioj Lietuvoje pas mus, ir jie jau pasako, koks yra minimalus kiekis, ir tada jau skaičiuojasi, minimalus kiekis toks, mes informuojame, kokia yra Kakės-Makės auditorija ir apskritai komercijos skyriai, jie tai visai distribucijai patys pasiplanuoja tą kokį užkrovimą, pirminį išvežimą turi susidėlioti. Ir kas iš tikrųjų nutinka, dažniausiai su Kakės-Makės produktais, tai partneriai pirminį kiekį pasidaro net ne minimalų, o optimalų ir tada mes turime kartojimus.
jeigu jau produktas yra bestselleris. Pavyzdžiui, su knygomis, tai beveik, čia viską beveik, ką matote, knygos yra kartotos. Galvoju, tiražas parašytas ar ne? Taip, tiražas parašytas ir jeigu, pavyzdžiui, yra mokausi skaityti liniją, mes suprantame, kad Lietuvoje yra 2,6 milijono populiacija, vaikų tiksliniai auditorijoje 140 000 ir kada vaikai pradeda mokyti skaityti, ar ne? Nu, tai jie pradeda vieni anksčiau, kiti vėliau, bet 5-6 metai tai yra pagrindas, kada prasideda dalykai. Ir mes tada išskaičiuojame, kokia yra ta auditorija ir tada jau pagal tai yra sudėliojamas tiražas. Bet, pavyzdžiui, jeigu mes leidžiame Linos Žutautės knygą, kuri yra pagrindinė mūsų metų knyga. Nu, vat paimsiu, ar ne? Kakė makė ir pabėgusios ausis. Tai per karantiną dar aš dirbau su leidyba, tai mes patvirtinom 25 000 tiražą pirmam leidimui. Ir tai yra didžiausi tiražai, kokius Lietuva turi. Barackas Obama, Mišelė Obama, Haris Poteris tokių tiražų Lietuvoje neturi. Ir kai mes nuvažiuojam ir pristatinėjom savo prekės ženklą Lietuvos rinkos dydį ir kokiais tiražais eina mūsų pagrindinės autorės knygos, tai masina vartotoją ir tą potencialų partnerį. Nes jau 10 000 Kinijos rinkoje yra ganėtinai geras skaičius, o kai tu apie Lietuvą pradedi kalbėti ir tokius skaičius, tai yra didelė indikacija, kad tai yra sėkmingas prekės ženklas. Tai va čia yra Lietuvos J.K. Rowling, Lina Žutautė ir jinai tokiais tiražais parduoda knygas. Kokio dydžio yra komanda jūsų? Mes esam 3. Ir 3 valdot visą prekės ženklą? Galima sakyti taip, tai mes iš esmės esam 3 pagrindiniai nuolatiniai žmonės, kurie dirba su prekės ženklo vystymu ir kai mums reikia pagalbos, kompetencijų tam tikrų, nežinau, CRM, kaip susidėlioti strateginę pardavimų, nežinau, kampaniją kažkokią, tai mes tada samdome ekspertus, juos imame ne pamokymui, o eiti su mumis kartu tą tikrą kelionę, ar ne? Nu, tarkim, mes pusę metų turime stiprius tarptautinius pardavimus. Ir mes tada turime vidinį žmogų, kuris yra dedikuotas šitam dalykui ir mes tada šalia vidinio žmogaus statome rinkos ekspertą ir rinkos ekspertas tampa jo darbo grupe. Ir tada taip tampam, ar ne, kad mes turime vidinį žmogų ir turim dedikuotą žmogų iš išorės. Ir tada nemažai agentūrų darbinam ir agentūros dirba su rinkodara ir su socialiniam medijom, su PR, su tam tikrais dalykais. Na ir mes esame irgi tarptautiniam skeilė, toj savo tarptautiniai kelioniai, tai turime savo partnerius Britus. Ir tada jau kitus dalykus darome kartu su jais. Tai tos tokios partneriai, aš gal galiu pavadinti tokį cloudinį ofisą turim ir tam tikrų etapų, kai mums reikia tam tikrų dalykų, įsijungia tos kitos komandos. Okay. Pažiūrėkim, kas ant stalo yra čia. Reklamavo, kad daug visko prisiruošia. Tai ant stalo, ar ne? Čia visus produktus susinešėt, ką? Nu, ne visus, maisto nėra. Ne, nėra. Koldūnų nėra. Ne, apskritai, aš kaip ir pasakojau, ar ne, tai mums darbo vietos reikia tik tai kompiuterio ir kad kolegės būtų šalia. Ir mes biure būname 2 dienas per savaitę, tai iš esmės, kas ateina, tai ateina naujienos visos ir tada ateina knygos. Tas lipstikas čia ne tema. Ne tema. Mes visi žmonės, ar ne, tai ant stalo būna ne tik tai darbinių reikalų, būna ir žmonės. Aš nebereikalo paklausiu, nes dabargi didžiulis trendas yra mergaičių iki nežinau kiek metų, kad visas yra, kaip jos vadina, ta... Sephora Kids. Čia yra. Ir Sephora Kids ir... Kai tu darai veido, kaip tas vis make-up. Veido rutina. Na, veido rutina. Vaikai turi savo veido rutiną turi. Tai aš puikiai suprantu, ir dabar mes turime tą tokį trendą, kur mergaitės iki 12 ar tos visos jaunos nuo 10 iki 12 metų, jos turi savo veido rutiną, jos turi savo kremus, jos išleidžia $100 Sephoros parduotuvėse Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir berniukai irgi turi savo trendą. Nu, berniukai, ar ne, jie nesidažys, ten nesipurkš visais kūno dulksnom, bet jie turi savo. Ir tai žinai, kas yra? Pabandyk atspėt. Kas berniukam 10-12 metų yra, jeigu jau mergaitėm čia visi make-upai. Kvepalai. Taip. Ir šitas visas judėjimas vadinasi smell maxing. Smell maxing? Taip. Ir berniukai šiti mažučiai, mano sūnui 12, jis vis dar mažas man, tai nors pats taip negalvoja ir jiems netinka bet kokie kvepalai. Jie turi aukštosios mados prekės ženklus pirkti. Ir tada, jeigu paguglintumėt smell maxing, tai matytumėt berniukus su pilnom rankom vardinių kvepalų. Kiek turi kvepalų namie? Sau. Aš? Taip. Nu, tokius einamiausius turbūt 3. Nu tai va, tai jie turi daugiau negu 10. Kažką praleidau. Ne, tu nebesi tas target, tu nebesi ta amžiaus grupė. Matau Stenlio puodelį, čia buvo hitas praeitų metų, ne, man atrodo. Ir matai, užsibrendinom.
patys savo, nes Stanley mes vis dar neįdomus, bet patys užsibrendinom. Tai žinai, kai darbas labai patinka, gyveni, stebi visas rinkos tendencijas ir Stanleys, ir vat, tu paėmė irgi gerą, tai trendas buvo, ar ne, kad 23 metų kalėdoms mergaitės labiausiai norėjo dovanų Stanlio ir kosmetikos. Kosmosas. Vat, kas per talentas sugebėjo padaryti, kad mergaitės kalėdoms norėtų termoso gertuvės? Tai va čia ir yra ta siekiamybė mūsų irgi surasti tokius talentus įmonėse Lietuvos ir užsienio, kurie turi sugalvoję šedevrą ir kurį norėtų su mūsų prekės ženklu tai padaryti. Ar kiekvieną produktą, kuris išeina, tu pati pačiupinėjai ir pati patvirtini, kad tinka? Taip, mes kiekvieną produktą, net ne aš pati, mes visa komanda 3 ir dar ne tik. Čia aš susitvarkiau prieš jums ateinant, nes čia pas mane dar buvo labai didelė dėžė naujienų, negaliu rodyti, teko paslėpti. Tai ateina didžiulė dėžė mūsų partnerio testingų ir mes tada ne į savo burbulą nešam. Mes turime fokus grupės, kuriuoms išdaliname ir jos testuoja. Ir tada ateina blogi komentarai, geri komentarai, tam tikros įžvalgos ir tada mes grįžtame pas gamintoją su visais tais susumuotais komentarais ir netvirtinam produktą. O fokus grupėje yra vaikai ar suaugę? Ir tie. Nes mums labai svarbu, vaikai yra namų CEO, vaikai rinkos CEO ir yra labai daug duomenų ir visko, ar ne, kada mes kaip tėvai iš esmės jau adaptuojamės. Nebe mes vaikams siūlom dalykus, o vaikai žino, ko mūsų kaip tėvų paprašyti. Ir va tada jie paprašo ne tik tai tam tikrų konkrečių dalykų ar, nežinau, konkrečios sudėties ar konkretaus produkto. Jie jau ateina žinodami, ko jie nori. Iki kokio amžiaus tėvai yra, kaip čia, jūs taikote į tėvus ir nuo kokio amžiaus jau taikote į vaikus? Mes nesame taip pasiskirstę, kad mes taikomi tėvus ar į vaikus. Nes, tarkim, nežinau, iki 3 metų vaikas tikrai pas nieko nenuspręs, ne? Oi, Tėtis, tai mama yra sprendžia. tyrimai. Tai iki 3 metų vaikas pats, kalbant apie prekės ženklus, pats ten nieko nesprendžia, maždaug jam ten tėvai siūlo, bet yra neurolingvistiniai dalykai, ar ne, ar ten neuro dalykai, kur vaikas žiūri ir jau renkasi per algoritmą YouTube, ką žiūrėti, ar ten kažkur kitur, ar ne, jau pradžia yra viso to. Ir tada yra 3-6 metai, kada jau vaikas pradeda stipriai aiškinti, kokie yra jo poreikiai, kas jam patinka, kas jam nepatinka. Ir ten tada jau toks pokalbis, dialogas vyksta vaiko su tėvais. Tai yra, tai sprendimo priėmėjais, kas nupirks tam tikrus dalykus. Ir tada nuo 6 iki 9 ateina tas amžius, kada aš pats žinau ir aš noriu Sol de Janeiro, aš noriu kakės makės, arba aš noriu Armani kvepalų. Kas sugalvojo Sol de Janeiro? Mes irgi turime. Tobulė, kas sugalvojo. Košmaras. Kas sukūrė ir kas yra savininkas kakės makės ženklo? Sukūrė kakės makės knygą 20 metais Lina Žutautė. Mama, kuri augino 3 metų sūnų ir jai reikėjo smagios istorijos, kad sūnui būtų smagu valytis dantis. Tikra istorija, tikrai visur internete galite ją rasti ir taip tada buvo nupaišyta, parašyta istorija ir jinai puikiai suveikė. Lina Žutautė sūnus, tada valėsi dantis, tos istorijos pradėjo keliauti. Ir tada Lina paskatinta draugės nuvyko į leidyklą ir leidėjas patikėjo, išleido pirmą knygą ir nuo to viskas ir prasidėjo. Ir nuo 2015 metų, tai 5 metus tiesiog buvo leistos knygos. Ir bildinosi auditorija, atsirado fanų grupės, atsirado tėvai, kurie kalba nuolatos, ir atsirado vaikai, kurie norėjo visko su kakė makė. Ir tada pradėjo, tada atsirado cloudiniai ofisai, ar ne, atėjo ekspertai rinkos ir atėjo idėjos, o tai gal pabandykime licenzijuoti prekės ženklą. Ir prekės ženklas iš knygos tapo, iš knygos kilęs turinys tapo licenzijuotų dalykų. Ir pirmieji produktai buvo Bioko, dantų pasta, šampūnai ir tam tikri dalykai. Ir tada nuo 2015 metų viskas prasidėjo ir mes turime net šiai dienai 30 partnerių. Taip, praėjusią savaitę buvau Japonijoje. Ir aišku, puikiai galimybė
pakeliauti ir Japonijoje, kaip bebūtų keista, žmonės labai mažai kur kalba kitom kalbom. Ir kai tau reikia susikalbėti su žmogum, tai labai dažnai reikia vertimo ir tiesioginio vertimo, tam reikia duomenų. Ir Japonija ne Europos Sąjunga, tarifai pakankamai aukšti ir brangus, man atrodo, minutė €80, duomenys irgi pakankamai brangus, bet čia, aišku, mūsų išgelbėjo mūsų bičiuliai iš Seilė. Lygiai taip pat ir jums, jeigu jūs keliaujat kažkur ne Europos Sąjungoje, tai galite parsisiųsti programėlę ir su Proto industrijos kodu gausit 15% nuolaidą pirmam įsigijimui. Labai patogu, nes jūs atsisiunčiat esimą į savo telefoną, jeigu jūsų telefonas palaiko tokią funkciją ir jūs turit visiškai kitą tarifą. Tarkim, dabar, kad nepameluočiau, bet tai yra 3-5 gal eurai už duomenų kiekį, kur jums užtenka savaitėj. Labai humaniška kaina, labai geras variantas. Kai jūs keliaujat, nebereikia sukti galvos dėl duomenų. Taigi, parsisiųskit Seilį, panaudokit mūsų kodą, gausit nuolaidą ir naudokitės. Labai patogu, paprasta ir išsprendžia visus klausimus, netgi kai turit kalbos barjerą. Gediminai, aš galvoju, jūs esate korporacijos dalis, ar ne? Korporacija vis tiek kelis yra. Nu, turbūt šitas pavadinimas korporacijos. Skamba jo grėsmingai. Kada jūs patvirtinat sekančių metų pardavimų planą? Visą biudžetą kažkur lapkričio gale. Lapkričio gale. Jo, bet procesas trunka nuo rugpjūčio. Okay. Man visada labai įdomu ir smalsu, kas uždeda, kalbant grinai apie pardavimus, kas uždeda tikslus. Ar jūs kaip generalinis ateinat ir sakot, kad mes šitoje rinkoje ateinčiais metais planuojam tiek padaryti, ar jums ateina ten akcininkų atstovas ir sako, vat mes iš šitos rinkos tikimės tiek kitais metais? Tai yra kombinuotas dalykas. Ne? Tai jeigu mes turime kažkokius tai įmonės tikslus, tai kaip tuos tikslus pasiekti? Tai pardavimai, esamų klientų išlaikymas, papildomi pardavimai. Tai jeigu mes turim bendrą kažkokį tai apyvartos tikslą, tai gali atvirkštinė tvarka suskaičiuoti, kokių reikia tau pardavimui, kad pasiektum tą tikslą. Ir pagal tai, tada atsižvelgiant į žmonių skaičių, į galbūt šiek tiek bendrą ekonominę situaciją, į rinkos tendencijas, kitus faktorius, tada mes išvedam tuos individualius, netgi galim sakyti, pardavimo planus kiekvienam vadybininkui. Bet šiaip, kalbant vadovų akcininkų lygyje, tai jūs atnešat tą skaičių, ką jūs planuojat kitiem metam, ne? Jeigu kalbant apie pardavimus, taip. Bet kadangi Elis grupė yra Paryžiaus biržoje kotiruojama įmonė, vis tiek jie skelbia tam tikrus planus, viziją, kurie nori būti, 5 metų vizijas ir taip toliau, mes turim atsižvelgti į tai. Tas yra truputėlį toks bendras, tai nėra taip, kad aš Lietuvoje sugalvojau, kad būsim ten ar ten, ne visai taip. Aha, dabar supratau, kai kotiruojama kompanija, jūs netgi šiandien turit vis tik mąstyti, ką kalbate, nes jeigu pasakytumėt kažkokią prognozę netikėtą, tai dėl to gali akcijų kaina susvyruoti. Nu, galbūt mes per mažas, per smulkus varžtelis esam, bet teoriškai galima. Ar šita kompanija, ji nebuvo įsteigta Elis, ji prieš tai buvo lietuviška kompanija, ne? Jo. 95 metais buvo lietuviška kompanija. 2008 jau įsigijo mūsų lietuviška kompanija, užsienio kompanija. Okay. Kai ateina profesionalus investuotojas ir šito verslo darytojas, ar kažkas pasikeitė procesuose? Jie atnešė kažką, nežinau, masiškumą išsigyti prekių pigiau, atnešė kažkokias technologijas. Ar kažkas iš esmės pasikeitė įmonė ar ne? Žodis kažkas neteisingas. Viskas. Viskas pasikeitė? Jo, viskas. Aišku, tai neįvyko ta transformacija per vieną naktį, ar per vieną, turbūt nevyko netgi per 1 metus, tai užtruko ilgiau tas viskas. Bet žiūrint iš šios dienos perspektyvos ir prisimenant taip, kaip mes dirbam, ką mes veikiam, kaip mes veikiam, būdami lietuviško kapitalo įmonė, tai pasikeitė viskas. Tiek nuo pačių procesų, kaip tą daryti, nes kai mes pradėjome 95 metais, tai iš tikrųjų turėjom tik idėją, yra kilimėliai, kuriuos keičiam, o kaip nieks nežinojo. Viską bandėm ir mokėmės iš savo klaidų, bandėm ant savo kailio
Ir vis tiek atėjo tas momentas, kur kažką reikėjo daryti. Ir pasitaikė tas aplinkybių sutapimas, kad atėjo pasiūlymas. Kodėl sakot, kažką reikėjo daryti, kompanijai prastai sekėsi ar konkurencija? Ne, tai kompanijai gerai sekėsi, bet norint toliau augti, jau reikėjo kažką daryti. Tiesiog. Ar investuoti didžiulės lėšas, ar tą, ar aną. Tiesiog mes buvom kažkokiam metus galbūt, ar daugiau, tokiam vienodam lygiai ir tos galbūt idėjos, vizijos nebebuvo. Aš kalbu tokia biškai platesnė prasme, ne kasdienės veiklos, bet ką darom, ar čia plečiam, ar einam į tiesą mes buvom netgi pabandę eiti į Lenkijos rinką ir turėjom gal ten kokius 200 klientų Lenkijoje. Čia palei mūsų pasienį, Suvalkai, Augustovas, buvom pradėję ir tenais dirbti. Bet jau pamatėm, kad truputėlį ne mūsų jėgom turbūt tokia Lenkija eiti toliau, nes jau ten investicijos prasidėjo investicijų reikėjo labai didelių. Nes reikėjo lokaliai statyti gamybą savo visą. Jo, ir ten daug niuansų, tada ir mentalitetas, žmonės ir taip toliau, ir taip toliau. Tai pamatėm, bet kaip tik tuo metu sutapo, kad atėjo pasiūlymas ir mes patapom didelės grupės dalimi ir tada pasikeitė viskas. Tai mums davė didelės galimybės tiek mūsų pirkimuose, tiek įrangos, tiek žinių, tiek begalės dalykų. Mes pradėjome važinėti pas savo kolegas į kitas šalis, pamatėm, kaip kas daro, tada tiesiog gėrėm tą gerąją praktiką, sėmėm ir bandėm čia kuo greičiau viską įgyvendinti. Aha. Va tas man įdomus yra transformacijos procesas. Kaip tai yra, kai kažkas tave įsigyja rinkos profesionalas, kuris auga įsigijimo būdu, ar jie atsiunčia komandą, kurie atvažiuoja su ten dėžėm, talmudom, manual, aprašymu, kaip dabar viskas turi vykti, ar jūs važiuoja, žiūrit, kaip ten kas padaryta, grįžtate ir čia bandot pritaikyti. Kaip tai atrodo? Buvo turbūt keli etapai. Ne? Pirmas tai važiuokit, žiūrėkit, tada jie atvažiuoja ir sako, kad jūs turite daryti taip, kaip jie daro. Bet tai nebuvo labai griežtas, kad nuo tada jūs turite daryti taip ir taip. Tiesiog, kadangi tai mūsų tuo metu buvo skandinavų, buvo Danijoje konkrečiai tas mūsų regiono centrinis ofisas, tai skandinaviška ta kultūra, taip labai lengvai, tai nebuvo tokia griežta linija, labai lengvai, pamažu mes viską įsidėgėm. Ar šitam regione jūs jau esate didžiausia ir ar turit galimybės jūs jau kaip lietuviška kompanija augti irgi įsigijimo būdu perkant, patarkim, konkurentus? Taip, bet dėl struktūros Eliso mes tą galim daryti tik Lietuvoje. Nes Latvijoje veikia atskira įmonė, Estijoje atskira, Lenkijoje atskira ir kiekvienoje šalyje atskiros įmonės. Mūsų kažkuria prasme rinka ribota yra. Mes tik Lietuvoje galim veikti. Mes galim daryti daug ką. Elisas daro apie 10, galbūt ir daugiau paslaugų skirtingų. Mes šiai dienai Lietuvoje 5 turbūt turim. Tai dar mes turim tikrai daug potencialo augti, įdiegiant kitas paslaugas, ką Elisas daro visam pasauly. Aišku, tų paslaugų pradžia daug greitesnė, įsigijant kažkokią tai įmonę, kuri jau veikia toj srity ir turi kažkokius tai pagrindus, tai yra tas procesas ženkliai greitesnis, negu pradėti viską nuo nulio. Ir šiaip galvoju, visai čia geras būdas, kai jūs jau žinot, kad kažkurioje kompanijoje jie turi tokią paslaugą ir išbandę, žino, kaip tai veikia, jūs tiesiog nuvažiuojat, nusikopijuojat, grįžtat ir čia dėgiat. Taip, tai yra daug paprasčiau, daug lengviau ir svarbiausia, daug greičiau. Jūs minėjot, kad turit dar vieną kažkokį verslą su šluostėm. Pakankamai naujas dalykas mūsų rinkoje, tai yra pramoninės šluostės. Tai jos, jų pavadinimas pramoninės šluostės. Ne? Jos yra medvilninės, skirtos daugumui sunkiai pramoniai, galbūt šiek tiek automobilių remonte ar įmonėm, kurie turi reikalų su tepalais, su kažkokiais tokiais teršalais, vadinkim, kuriuos negalima nuvalyti popierių
ir išmesti į atliekų konteinerį. Tai yra tarša didžiulė. Tašluostės mes duodam irgi kaip kilimėlius, kaip darbo rūbus nuomojam, suteikiam klientui tiek, kiek reikia, jis juos naudoja, mes tada paimam ir vežam skalbti, plauti į vienintelę šiai dienai skalbyklą Europoje, kuri priklauso Elisui, kur tašluostės yra plaunamos, skalbiamos, bet jos skalbimos, visas ciklas yra pilnai uždaras. Ne vienas lašas vandens po skalbimo nepakliūna į išorę. Džiovinimo metu išsiskiriantis oras praeina per specialias kameras irgi yra išvalomas, kad į aplinką nepakliūtų kenksmingos medžiagos. Čia šiaip geras klausimas, galvojate, taigi visi servisai valo ten visokius tepalus, mazutus, su kuo jie valo ir kur? Dažniausiai popierium, gal kažkokiais skudurais iš kažkur susiranda. Tai čia vėlgi. Ir meta lauk į konteinerį, taip. Tai yra labai blogai. Labai blogai, bet visgi tas yra šiai dienai dar Lietuvoje, bet tikrai matau, kad keičiasi. Kad tas supratingumas atsiranda po žmonės visgi. Okay. Ar atsimenat tokį momentą, kai, nes visada, kai diegi naują paslaugą, atrodo, nusipirkau kilimėlį senukose, pasidėjau prie durų, išsipurčiau kartai savaitę, man užtenka, o čia kažkas atėjo ir sako, vat aš tau įkeisiu, bet tu man mokėk. Ar atsimenat tą momentą, kai reikėjo nulaužti mąstymą? Atsimenu tą momentą, nes kai pradėjom 95 metais, kai reikėjo pasakyti, kad toks dalykas yra, kai dar tuo metu apskritai tokios kultūros nebuvo, netgi kilimėlių dažnai gulėdavo kažkokios sulaužtos kartoninės dėžės prie durų, įvairiausių ten variantų galima buvo rasti. Tai tas buvo žiauriai sunku ir trūko metus, netgi 10 metį turbūt. Perlaužti tą tiesiog supratimą ir matymą, kad tai kažkas turi būti, kitaip, ne kartoninė dėžė, ne skuduras kažkoks prie durų. Tiesiog žmonės, aš sakyčiau, galbūt kažkuria prasme pradėjo geriau gyventi, pradėjo daugiau kreipti dėmesio į kitus dalykus, atsirado daugiau užsienio kompanijų, kurios irgi tam tikrą kultūrą įnešė. Žmonės keliaut pradėjo, ar ne, daugiau. Begalės dalykų, bet tai truko labai ilgai. Labai ilgai ir ateini pas klientą, sakai, čia duosim jums čia kilimėlį, jį dar atvažiuosim, plausim. Ką tu čia aiškini? Nesąmonė, sako, nuveši už kampo, išpurtysi ir vėl man atveši, sako. Žinai. Tai va tokių daug istorijų buvo pačioj pradžioj ir komiškų, ir netgi, sakyčiau, tragikomiškų, ar ne, įvairiausių dalykų, tai buvo labai sunku. Na, aišku, visa rinka eina tuo keliu, kad tau nieko nebereikia. Tau reikia darbuotojų, tu gali darbuotojus išsinuomoti. Tau reikia ofisą, aišku, tu gali išsinuomoti. Tau reikia transportą, tau nereikia jo pirkti, tu gali jį išsinuomoti. Tau reikia įrankių, tu gali juos išsinuomoti. Kompus gali išsinuomoti, stalus gali išsinuomoti, rūbus gali išsinuomoti. Viską gali išsinuomoti, turbūt net verslo planą gali išsinuomoti, arba tau čia GPT gali jį parašyti. Tau nieko nebereikia. Jo, bet netingėti. Bet žiūrėk, vėlgi, tu sukuri įmonę, ne? Darai, turi savo verslą. Ir ką minėjai, visų šito dalykų tau reikia. Tai reiškia, tu turi rūpintis tuo, anuo, 5, 10. Tai paskaičiu, kiek tu laiko praleisi rūpindamasi šitais visais dalykais. Vietoj to, kad tu tą laiką skirtum savo verslui. Sutinku. Tuo atveju, kai verslas jau yra įsibėgėjęs, kai verslas gali augti ir kai tu gali valandą savo skirti verslo auginimui, bet turbūt ginčičiaus, kai yra maži verslai, kai jie neturi gal tiek supratimo, kad jų laikas yra tiek vertas ir jis sako, aš geriau nusipirksiu stalą, nusipirksiu rūbą, komplektą ir pradžioj, ir dažniausiai turbūt maži, nėra taip, kad įsisteigęs įmonė, žmogus ateina, sako, man reikia iškart šitos paslaugos, man reikia kilimėlio. Nuo kada įmonės tampa jūsų klientais? Tikrai tokios statistikos neturim, nuo kada tampa, ar ne, bet atsakant į tavo tą pradžią, kad mažas verslas, tai gal todėl jis yra mažas, kad jis tiesiog užsisuka toj rutinoje ir negeba augti greitai. Įdomu, žiūrovai, parašykit į komentarą, ką jūs galvojate apie šitą. Biškai pasiginčykim šitoje vietoje, nes galvoju, kad maži verslai jie yra užsisukę toj rutinai, neturi pakankamai fantazijos, kaip greitai užaugti, kaip sako, kad aš kiekvieną laisvą minutę galiu išnaudoti verslo augimui. Negaliu išnaudoti, nes nežinau, kaip išnaudoti. Darau taip, kaip darau pradžioje verslo, nes neturiu tiek supratimo. Taip, mes lygiai taip pat irgi, kaip aš minėjau pokalbio pradžioje, galbūt
10 vos nesukomės kažkokiam, kaip voverė uždaram rate, ar ne? Okay. Aš atsiverčiau rekvizitus ir pažiūrėjau jūsų rezultatus. Už 23 metus, man atrodo, paskelbta yra 8 milijonai pajamų, jeigu neklystu, apie 2 milijonus pelno. Teisingai atsimenu. Turbūt. Senai buvo jau. Senai buvo jo. Už 24 geresni rezultatai. Be abejo, jau jie yra irgi. Irgi yra, ne? Ir kažkokiu momentu vis tik įvyko lūžis, bent jau pelne stipriai. Ką jūs pakeitėt, kad pas jūs tai pasikeitė pelningumas? Nebuvo vienos tabletės. Daugelį dalykų. Bet vėlgi tai nebuvo tais metais. Tai buvo nuosekliai viskas daroma. Tiesiog, kaip sakant, užaugo medis, gavom vaisius tais metais. O dalykų tikrai buvo daug ir daugelį dalykų darėm, klydom, vėl taisėm, vėl darėm ir pagaliau pasiekėm tą. Šiaip esu labai nustebęs, kad iš kilimėlių galima uždirbti 2 milijonus pelno prieš... Vėlgi, ten teisybės dėliai ten nėra vien kilimėliai, ten yra bendras. Jo, suprantu. Ten yra bendra apyvartė tiek iš darbo rūbų, tiek iš higienos priemonių, iš visko. Bet kokiu atveju, kad iš tokio verslo galima tiek uždirbti, tai esu labai giliai nustebęs. Tai jūs pažiūrėkit Elis grupės rezultatus. Bet, tai tik tai parodo, kad kai tu esi savo srities profesionalas, kai tą darai profesionaliai, mes pamatėm, kaip čia viskas atrodo, tai matyti iš to ir yra tie rezultatai. Ir čia ko stebėtis. Taip. Kaip jūs galvojat, jeigu paimt krepšinio komandą, kiek jos rezultatams daro įtakos treneris? Treneris nieko vienas nepadarys, ne? Žaidėjas, išėjęs ar 5 žaidėjai irgi nieko nepadarys. Turi būti komandinis darbas. Visi kartu turi tą daryti. Noriu pabaigti gal iki galo suprasti tą struktūrą visą, ar ne? Manau, kad žiūrovai yra smalsu ir įdomu. Viskas prasidėjo nuo to, kad Lina Žutautė parašė knygą, ne, jį gerai paėjo. Ir kam tada kilo mintis, kad reikia iš to padaryti licenzijuojamą verslą? Tai kaip ir minėjau, ar ne, prekės ženklo ir leidybos teisių turėtojai tuo metu buvo Alma Litera ir kažkam viduje komandos pasitelkus išorinius partnerius, apskritai visada kirbėjo mintis, o tai kas gali iš to būti daugiau, nes tu supranti, ar ne, kad yra pasauliniai sėkmės pavyzdžiai ir kai tokiais kiekiais tu leidi knygas ir toks kiekis yra susidomėjimo, tu turi kažką dar daugiau su visu tuo daryti. Ir tada tie MVP atsiranda, tie pirmieji bandymai ir tada natūralu prasideda pokalbiai, ėjimai į rinką. Ir tada kažkokias, 1, 2, 3 sutartis pasirašai, pasižiūri, tada kaip jau rinka atliepia ir iš esmės tu mokaisi naujų kompetencijų pats. Kas yra tas licenzinis verslas? 2010, 2015 sunkiai kas ką ir bežinojo. Ir aš pati prisijungusi 20 metais prie Kakės Makės komandos atėjau iš verslo, iš produktų, iš marketingo, bet licenzinis verslas, man šitas žodžių darinys irgi buvo nauja. Ir Lietuvoje neturime kursų, mokymų, universitetai nemoko. Tai nuo ko ir prasidėjo, kad tu pradedi studijuoti visą įmanomą informaciją ir tu pradedi gerti ir žiūrėti. Tu analizuoji, ar ne, yra teisinės kontoros, kurios kažkokias sutartis turi, kažkokias praktikas gali atnešti. Tai ta sutartis, kurią radau, nes Lietuvoje yra vos keletas prekės ženklų licenzijuojamų. Ir Kakė Makė yra vienas, gal taip ir pasakysiu, seniausiai licenzijuojamas ir daugiausiai partnerių šiuo metu Lietuvoje turintis prekės ženklas. Netgi esu girdėjusi, negaliu taip drąsiai teikti, bet ir Baltijos šalise. Ir turbūt tai yra sėkmingiausias vaikiškas brandas. Šiai dienai taip, lietuviškas. Kas šiandien yra dengiami Kakės Makės ženklu? Taip, tai mes dirbam 10 kategorijų. Tai apskritai tas kategorijas galima suskirstyti į 3 polius – foodas, non-foodas ir entertainment. Tai yra pasaulinės kategorijos, pagal kurias ir veikia prekės ženklai. Ir tada visą tai jau skirstosi, ar ne? Ir tada ten pasaulyje, pavyzdžiui, didžiausia kategorija yra aparelis, drabužiai, tekstilė, ar ne? Mes Lietuvoje šitos net nebeturime kur vystyti, nes tiesiog yra problemų, ar ne, dėl rinkos ribotumo. Tai mes dirbame su technologijomis, dirbame su leidyba, higiena, dirbame su sodininkystė ir dar kitomis, ar ne,
sritimis. Kakė sodininkystė? Taip, nuostabų projektą pernai turėjom, pasileidom irgi čia buvo įžvalga, ar ne, kad su COVID-u, po COVID-inė, su COVID-u atėjo tai, kad mes vėl atsigrėžiam į tai, kad patys daug ką galime pasidaryti, nes gyvenimas truputį sulėtėjo, atsigrėžiam atgal į gamtą. Ten anksčiau ar ne turėjom šitą posakį, bet ir mes pasidarėm tie stebėtojai, kur visi pradėjo viską daryti patys. Gaminti, auginti, sodinti ir prasidėjo labai daug sodininkystės temų. Mes pasileidom kaip MVP knygą, kur Kakė makė apie sodą su labai talentingai žmonėmis, kurie Lietuvoje tą temą puoselėja. Ir mes pradėjom matyti, kad tai kažkas yra apie tai, ko nieko nėra. Ir mes norėjome atsigręžti į bendrą veiklą šeimų su vaikais ir kad jie kad pamatytų, oi, tai iš kur atsiranda dalykai. Aš nežinau, kaip pas jūs aplinkoje, bet yra kartais vaikų, kurie galvoja, kad produktai tiesiog nėra parduotuvių, Barbora tiesiog už durų palieka produktus, ar ne, kol tu vaiko nenuvedi į parduotuvę ir neparodai, o tai iš kur ten tie daiktai yra. Ir tada ta produkto kelionė iki namų, iki tavo stalo, kažkokia mistika tampa. Tai mes ir norėjom tada parodyti vaikams tą tokį, žiūrėk, jeigu auga salota, saulėgrąža arba arbūzas, jeigu tu žinai, kad yra tokie dalykai, tai pažiūrėkim, kaip jie užauga. Ir mes pradėjome matyti, kad pasaulyje irgi pradeda darytis tokios iniciatyvos ir atsirado lietuviškas partneris, kuris tą pačią idėją turėjo. Mes susitikom, perkalbėjom ir tai buvo viena greičiausių iš tikrųjų mūsų sutarčių. Tai iš esmės Kakės makės, taip kaip mes ir dirbam, ar ne? Mes suprantam, kad yra maisto, ne maisto ir paslaugų ir pramogų sektorius. Tai Kakė makė iš pramogų, ar ne, turėjo šviesų parką 2 metus ir Vilniuje ir Kaune. Dabar greičiausiai darbus kitame mieste, tada Kakė makė turi spektaklius, miuziklus ir ieškome kitų įmanomų pramogų, nes matome, kad pramogų sektorius tai yra tai, ko reikia šeimoms, o ko reikia šeimoms laiko kartu, kokio prasmingo, įdomaus ir tokio, kad būtų visiems įdomu. Vaikam, tėčiam, mamom. Mūsų ir tikslas yra būti aktualiu ir įdomiu. Na gerai, tada yra ne maisto kategorija, tai technologijos. Turim ausinės, turim planšetas, kuriam elektrinį dantų šepetuką kartu su partneriu, turime žaislų, stalo žaidimų ir iš tikrųjų ieškom labai gamintojų, kad ties iššūkiais rinkos, ar ne, kur susiduriam. Pasaulinė numeris 1 kategorija yra drabužiai ir tekstilė. Lietuvoje nebėra gamintojų, kuriems, nežinau net gal kaip pasakyti, kad apsimokėtų gaminti Lietuvoje ir Lietuvos rinkai. Nes vieni gali būti per maži ir nepavežti rinkos užkrovimo, o kitiems mes esame per maža rinka. Ir va čia tada vienas iš sėkmingiausių produktų praeityje buvo Kakės makės kombinzonas. Mačiau ir klausimas buvo, ar ne, ar Kakė makė kada nors kombinzoną persirengs. Ir neapsimoka Kakė makė persirengti. Ir ypatingai kai per Grammy Harry Styles su tokiu pat kombinzonu pasirodė. Ir juokauju, ar ne, bet kombinzonas yra identiteto dalis. Mes gaunam kiekvieną dieną e-mailą laiškus, labą dieną, kur galime nusipirkti Kakės makės kombinzoną. Aš dar atsakinėdavau anksčiau ir kolegės, kad patikrini Vintedą, dar yra, ir tada nusinti nuorodą. Dabar nebėra ir Vintedą. Iš tikrųjų, dar šią savaitę netikrinau, bet jau greičiausiai nebėra ir Vintedą. Ir mes norime turėti Kakės makės kombinzoną. Mes kreipiamės į visus įmanomus tekstilininkus, įmanomus visus kūrėjus, dizainerius ir neišeina maržingumai, neišeina projektas. Nes neišeina kodėl? Nes ir pagrindiniam vartotojui bus tiesiog per brangu pirkti. Galvoju, šiaip prekės ženklai vaikams tai labai dažnai lošia filmuko kortą. Ar yra filmukas Kakės makės? Nematai? Ne. Nu jau man biškiai, sakau, praeitas etapas, gal aš nebe tu toks didelis sekėjas Kakės makės. Gerai, ne, tai 23 metais, balandžio mėnesį, Kakė makė startavo su savo filmu. Vadinosi Kakė makė mano filmas. Rodėme visose Lietuvos kino teatruose, ėjome į Lietuvos istoriją. Tuo pat metu, pasakysiu dėl ko ėjom, bet tuo pat metu startavo Super Mario Bro. Ir Kakė makė 2 savaitės ir 2 savaitgalius buvo 1 vietoje, Super Mario buvo 2. Kai aš nuvažiuodavau į tarptautinius renginius, šitą sakinį aš su tokiu pasididžiavimu sakydavau, nes man reikėdavo atkreipti dėmesį, kad iš visų manim, kad kažkas kalbėtų. Ir kai tu turi tokį svorį, tada, pasakok daugiau.
Tai vat grįžtu į Lietuvą, tai mes į istoriją ėjom kaip pirmas lietuviškas, vaikiškas Lietuvoje sukurtas filmas, kuris pardavė daugiausiai bilietų Lietuvos istorijoje nuo nepriklausomos Lietuvos laikų. Ir tas Kakės makės filmas buvo neįmanomai crazy ir nuostabus projektas, kur mes sujungiam visus įmanomus Lietuvos animacijos industrijos talentus, psichologus, edukatorius, fokus grupėse buvo milijonai vaikų, juokauju milijonai, daug labai vaikų, mamų, mano sūnus juokaudavo, aš juokauju ir iki šiol, mano sūnaus, kai paklausdavo, ką tavo mama dirba, tai jis sakydavo, kad visą dieną žiūri filmukus. Tai mes atsikeldavom ir nueidavom miegoti su tuo, kad kai tas filmas buvo kuriamas, kad tu kiekvieną detalę sužiūrėtum, ar kažko tu nepraleidi. Visą tai lydėjo didžiausio žaidėjo ar ne Maximos lojalumo kampanija ir tai buvo labai didelis dalykas Lietuvos rinkoje. Ir, pavyzdžiui, kas pasauliniu atveju ir pasaulinių pavyzdžių atveju yra, kad studija, ten, nežinau, Warner Bros. Ar ne, paskelbė, kad jie turės ten Super Mario filmą už 2 metų. Ir tada, ką daro licenzijų padalinys, 2 metus pardavinėja licenzijas, kuria produktus, derasi su retailu, kur, kada, kas įvyks. Lietuvoje mes bandėme atkartoti visą tai ir mums buvo tragiškai nesėkmingi metai, nes mes gal remiantis pasauliniam tendencijom, tai mes turėjom prisirašyti labai daug naujų sutarčių, prisikurti labai daug naujų produktų ir visą rinką užpildyti įvairiausiais dalykais visose kategorijose. Ir Lietuvoje buvo visiškai kitaip. Mes pasipildėm tradiciškai ten savo skaičium sutarčių per metus ir tada galvojom, tai kas čia dabar? Kokias mes čia pamokas iš to pasiemam, bet kas atsitiko? Po filmo mūsų sutartis atsirado ir mes po filmo pradėjom tada pasirašinėti naujas sutartis, kurti naujus produktus ir dėlioti. Tai šitas buvo labai įdomus ir naujas dalykas. Dabar ne tik tai filmas yra ir serialas, kuris yra vienoje komercinėje televizijoje, faktas po paywallų, vodė, už kur jeigu tu esi vartotojas, tai tu jį tada ir gali matyti. Ir ką dabar darom, tai mes ir matom, kad taip, prekės ženklas prasidėjo iš knygų, tai taip ir būna, ar ne, iš knygų arba iš audiovizualinio turinio. Ir jeigu Lietuvoje prasidėjom iš knygų, tai mes į globalų skeilą einam per animaciją. Ir šiai dienai mes esame tame kelyje ir tas kelias vajetų, koks bampi ir sunkus. Ir mes esam kelyje, reizinam didelį biudžetą, darom su Britų studija pilot, jau už 10 dienų tą pilotą turėsim ir skrendam į vieną tarptautinį marketą, kuriame pristatinėsim. Ir ką darom, tai bandom visais įmanomais būdais nueiti pas Netflixą, pasakyti labą dieną, gal mes jums įdomus. Ir pas visus įmanomus aukščiausiai kotiruojamus transliuotojus. Kiek filmas surinko pinigų? Negaliu sakyti. Šiaip galėtumėm pasilyginti, nes skelbė tus skaičius, bet... Skelbė skaičius, bet aš gal tiesiog pasakysiu, kad tiek, kiek suinvestavo, mes iš bilietų neatgavom. Neatgavote? Ne. Mes užbaigėm tos metus su ženkliai didesnė investicija, negu pardavėm bilietų ir uždirbom iš licencinio verslo. Supratau. Investicija buvo ženkliai didesnė. Galvoju, kad daugeliu klausimas kyla ir man kyla. Pavyzdžiui, aš su partneriu gaminau tikrai geriausią Lietuvoje riešutų kremą. Mano reklama nutvila. Bet ir mes norim užsidėti Kakės makės ženkliuką ir pagaminti Kakiai makiai norim riešutų kremą. Ko mums reikėtų, nuo ko pradėti ir ko mes galėtumėm tikėtis, kokios sėkmės? Tai ne Kakiai makiai visų pirma pagaminti, o sau su Kakė make. Nes jūs kaip gamintojas ateinat ir jūs sakot, mus domina jūsų licenzija. Ir ką ta licenzija atneša? Tai ką licenzija atneša? Atneša licenzija galimybę iš karto shortcutą vadinamą į lentynas, nes jau retailas turi savo informaciją, kaip vartotojas elgiasi su Kakės makės prekės ženklų žymėta produkcija. Ir faktas ar ne, kad jau jie turi datą, jie supranta, kokios lentynos pozicijos yra ir įvairūs dalykai. Tada, tai shortcutas ar ne, tada jūs iš karto gaunate auditoriją. Nes Kakės makės prekės ženklų, mūsų paskutinis naujausias tyrimas ir sako, tėvai pasitikė, kad tai yra geriausias įmanomas produktas, nes jis, ką mūsų tyrimas sako, nes tai yra sukurta vaikams ir galvojant apie vaikus, tai yra kokybiška. Ir ką dar gaunate? Gaunate mūsų
visa komanda mūsų, ar ne, kur mes ateiname su savo know-how ir su savo įmanomais sprendimais. Nu, kaip ir šiandien Pegase žiūrėjom, ar ne, kad yra daug skirtingų partnerių ir jie turi vieną vietą, tarkim, Pegase. Mes lygiai taip pat galvojame apie kitus retailo sprendimus, galvojame apie įvairias rinkodarinės kampanijas ir mes nuolatos ir į rinką nešame žinutes apie kakės-makės prekės ženklą. Ir mūsų kaip organizacijos užduotis yra nuolatos palaikyti auditoriją savo naujų turinių, savo vertę kuriamą ir tuo buvimu kartu su vaikais. Ir mes nuolatos aktualus prekės ženklas esam ir tas aktualumas, naujausi tyrimai rodo, kad naujausi tyrimai ir Lietuvos tarp kitko rodo, kad vaikai lojalūs yra minimum 2 metus vienam personažui. Ir vaikai mėgsta vienu metu 1 arba 2 personažus. Mes kažkiek esam susipažinę su franšizė, kas tai yra, kiek tai yra panašu į tą licenzinį mokestį. Ar tai yra vienkartinis kažkoks susimokėjau, ar tai yra ir vienkartinis ir moku nuo kiekvieno parduoto daikto? Kaip ta kainodara atrodo? Licenzinė sutartis mūsų atveju, kas yra visiškai pasaulinis standartas, tai yra sutarties mokestis ir royalčiai, procentai nuo pardavimų. Ir mes dirbame pasauliniuose rėžiuose. Yra labai aiškiai apibrėžtas foodas, non-foodas ir entertainmentas ir tuose procentuose mes dėliojamės. Bet nėra iškalta viskas, ar ne? Mes su partneriais dėliojamės, nes partneriai ateina susiskaičiavę savikainas ir mes tiesiog susidėliojam maržas. Ir yra skirtingos kategorijos ir skirtingos procentuotės. Aš kodėl paklausiau apie tą, kiek jis gali būti brangesnis, nes kai tu užeini į prekybos tinklą, ten tau uždirbti nieks labai per daug neduoda, ne? Tu jau eini į konkursą tenai ir jau tave ten nusmaugia, kad maža nepasirodytų. Ir jeigu aš dar noriu ateiti su kažkokiu royalčiu kakiai-makiai, tai reiškia, aš jau pas save nelabai turiu vietos, arba aš turiu būti tikras, kad parduosiu daugiau. Taip. Arba paimsiu vartotoją, kuris iki šiol nepirkdavo. Taip. Ir taip, ir tai yra, pavyzdžiui, ir tu gali būti vandens gamintojas, kuris ateina su sport kepu, su tuo, kur atsidaro tiesiog, kur sportą gali neštis buteliuku, tada ateina su paprastu atsukomu buteliuku, tada ateina su mažesniu buteliuku mažom rankytėm ir tada tu ateini ir sakai, nu gerai, aš apsiskaičiavau iš šitų 3, gal man ten, tarkim, nelabai išeina, bet aš, žiūrėk, noriu ten dar vieną produktą įdėti, lengvai gazuotą vandenį. Ir tada mes pagalvojam ir dar su skoniu, kad vaikam būtų. Ir tada mes paklausim, kodėl tu tai nori padaryti. Ir tada tu pasakai savo priežastis ir tu tada greičiausiai, kai tą 4 įsidedi, pas tave skaičiai suvaikšto. Ir mes, kai sutartis ir pasirašinėjom, standartiniai sutartį yra iki 5 produktų vienu metu vienam licenzijos laikotarpiu. Tai, pavyzdžiui, jeigu su riešutų sviestu ateinam, tai mūsų rekomendacija turėti 3-5 produktus ir eiti su jais į rinką. Ar gali pasakyti, koks tas procentas yra bent jau žirklės, kiek reikia nusimatyti licenzijai? Tai taip, tai nuo 4 iki 10%, o tam tikromis kategorijomis 15 ar 19. Ok, ten kur maržos daugiau yra tikėtina, ne? Aš galvoju, kad, užgaišim, bet kad jau taip nutiko, aš vakar vėlai, tikėdamasis, kad tu nematysi, parašiau į socialinius tinklus, kas kokių klausimų turėtų kakės-makės ženklo valdytojams ir vis tik pamatėjai. Ne? Pamačiau. Miegojai naktį? Aura ringas metė, kai pamačiau ir iš pat pradžio galvojau, okei, kaip įdomu. Tada tas įdomumas pradėjo mušti streso Aura ringo appse ir galvoju, gal metas miegoti, rytojus atneš tą, ką atneš. Tai aš galvoju, vis tiek keletą klausimų atsakykim, perbėkim, kas čia iš tų klausimų buvo. Tai vienas iš pirmųjų klausimų tai buvo būtent apie pavadinimą, ne? Kodėl kakė-makė? Nes sutikim, kad kakė, nedaug asociacijų mes čia galim sugalvoti, ar ne? Kakė-makė, kaip ir pasako. Lina Žutautė pasakojo istoriją savo vaikui, kuris tingėjo, nenorėjo valytis dantų. Ir Lina savo sūnui Karoliui, kuriam yra 3 metai, sako, Karoli, čia viena mergaitė, tai koks jos vardas? Ir jisai pasakė, kakė-makė, viskas. Daug žodžių nereikia, kažko čia logikos. Logikos nereikia, tai yra iš vaikų pasaulio atėjęs dalykas ir mes iš tikrųjų nematom poreikio šiai dienai viso šito pakeisti, nes vaikams tai yra puikiai suprantama, puikiai suvokiama, o mes suaugę galbūt kažko nematom.
O vat sunkiau buvo su Nelidželi, nes tu su kakė makė prekės ženklų ir pavadinimu negali eiti į užsienio rinkas, nes jisai neskamba, neturi meaningo ir taip toliau. Ir va čia jau buvo dirbtinai sukurtas ir buvo ieškota skambėjimo, žodžių žaismo ir čia yra agentūros darbas, kurį aš esu paveldėjusi ir niekas neprisimena tos istorijos, nei kam čia reikia dėkoti, nei kada buvo sukurta. Tiesiog yra dokumentuota, pasirašyta, sumokėta ir mes šiai dienai turim Nelidželį. Danielius klausia, ar bus produktų paaugliams kakės makės. Nes, šiaip logiška, kakė makė gal įpauks vieną dieną? Prašėm mes Linos Žutautės įvairių sprendimų, vat irgi einam pas Liną, prašom tam tikrų dalykų. Nežinau, ar žinai, bet pasaulis dabar alpsta nuo naujienos vienos. Žinai apie Peppa Pig naujieną? Kokią? Peppa Pig naujieną, žinai? Ne, tikrai nežinau. Peppa Pig esu girdėjęs, bet kokias naujienas tikrai nesaku. Tai va, Peppa Pig daug metų yra rinkoje ir Peppa Pig šeimoje yra labai didelė šventė. Jie gavo sesutę naują, gimė sesutę. Ir dabar visas pasaulis eina iš proto, dėl to, kad buvo 2 vaikai ir 2 tėvai ir dabar mes turim Eve vaiko vardas, ar ne? Ir dabar atsitinka labai daug dalykų, ar ne? Nauji produktai, naujos reklamos ir visi kiti dalykai. Tai mes tokių panašių idėjų Linai vis pasiūlom, ar ne? Kad Lina, gal tu kai rašysi knygą, gal kakės makės mama gali lauktis. Aha. Ir tada Lina sako, nu tai gal ne, nes tada kakė makė turėtų užaugti. O tada kakė makė, žinai, 15 metų yra 5. Tai va tokių visokių sprendimų mes turim. Idėjų irgi turim, Lina nepasiduoda ir gerai, jinai saugo ir prižiūri turinį, bet mes girdim irgi, mūsų auditorija auga, o gimstamumas mažėja ir sprendimų yra. Ir šiai dienai netgi su 2 partneriais, norim sukurti kažką tokio, ar ne, kaip čia kalbėjom apie Sol de Janeirą. Tai mūsų svajonė būtų kažką nuostabaus ir įdomaus ir dėl ko vaikam nežinau, būtų labai įdomu kažką bandyti atrasti ir kad tai mėgtų. Va geras klausimas, kad Rokas parašė, kad vienoje kakės makės knygoje apie mamą rašo, kad jai labiau patinka suknelės, o tėtis sako, kad tai kenkia šeimos biudžetui. Ir taip įsijungia tas genderizmas, ar ne? Taip. Tai yra pagrindiniai dalykai, ar ne, ką kalba pasaulis. Diversity, inclusion ir sustainability. Tai yra paskutinių 5 metų agenda, ar ne, kada visas pasaulis turi apie tai kalbėti ir daryti sprendimus. Tai kaip ir minėjau, nuo 20 metų buvo istorijos, Lietuva 20 metais buvo visokia, 2025 mes esam vėl kitokie. Ir taip, stereotipai yra tikrai buvo stereotipų, dabar jūs šitų dalykų nematysit. Ir jeigu Rokas turi ten 20 metų ar 12 leidimo knygą, tai taip jis šitą informaciją turi. Bet mes su tuo negalime, kažkaip ten viskas vaikšto ir cirkuliuoja rinkoje, bet mes visus šitus jau esam išsigaudę, susidėlioję ir esam up to date. Okay. Nežinau, čia mūsų redakcija neiškirps, nebuvo šitą klausimą, bet galvoju, kaip jūs reaguotumėte, jeigu kažkas jums pasiūlytų knygos skyrių papildyti, kur kakė makė pradeda patikti ne berniukai, o mergaitės. Ar jūs praleistumėt pro save šitą ar ne? Mes, manau, kad iš karto pasimtume. Čia kas mums pasiūlytų, leidėjai mūsų? Kažkas, taip, iš kažkur ateitų. Kad leidėjas ateina su info ir su informacija. Tai mes tada turėtume diskusiją aplink apvalų stalą, turėtume psichologus, edukologus, atstovus vaikų, ar ne, ir tada galvotume, kaip šitą temą išsukti ir apie ją pasikalbėti. Ir tada aš nežinau, kaip būtų, ar tikrai jau kakiai makiai, bet gali būti ir taip, kad, o gal mes įdėsime papildomų personažų, kurie visą tai atspindės. Apie analogus užsienyje. Ar yra šiaip jo, į ką jūs norit labiausiai pataikyti, koks analogas užsienyje jums labiausiai imponuoja? Pasaulinė sėkmė šiai dienai priklauso Bluey. Ir šito nežinai? Ne. Aš tau atsiųsiu rekomendacijų sąrašą, gerai? Jo, gerai. Apsipsidėtinti. Beje, paminėjai kiti. Hello Kitty. Hello Kitty, jo. Praeitą savaitę Japonijoje mačiau traukinį Hello Kitty užbrandintą. Mačiau, irgi labai gražus. Gal galėtų pasirodyti kakės makės vagonas, kur, manau, vaikai labai nori važiuoti jo. Mėly Lietuvos geležinkelio atstovai, mes jums siūlėme šitą projektą, labai jo tikim ir norime jį turėti. Kaip fainai. Klausimas Mini, nežinau, kas yra Mini, toks keistas vardas. Kaip sekėsi su renginių linija kakės makės? Ką jūs turėjote, spektaklio, ne? Ir turim, jie beprotiškai sėkmingi, totalūs soldautai, kai prasideda naujas spektaklis. Apskritai nauji spektakliai rišosi prie naujų Linos Žutautės knygų.
ir mūsų partneris Domino teatras juos padaro ypatingai įdomiai. Aš pati su savo vaiku keliauju į Londono miuziklus, mes visus tos teminius parkus važiuojam ir kai aš lyginu, ar ne, kaip atrodo pasauliniai bestselleriai, tai mes šiai dienai su tuo, ką padaro mūsų partneris, mes tikrai turime labai geros kokybės, labai įdomius dalykus. Ir aš einu į spektaklį, į premjerą žiūrėti ne spektaklio, o žiūrėti kaip kreizėja, siautėja, ploja, būna toje emocijoje vaikai. Ten muilo burbulai krenta, ten dainuoja ten visi vaikai atsistoja, šoka. Ir tarsi, tai yra tokia šventė. Ir mūsų spektakliai yra tikrai nuostabus. Turėjom miuziklą, senai miuziklas buvo, miuziklo dainas, tavo vaikai, jeigu 13, tai gal tu žinai irgi šių ir hi. Nežinai. No. Ok, ir šitą atsiųsiu nuorodą, išmoksi. Anūkam galbūt, žinai. Turėsiu ką veikti, matau. Tai, žinai, kartais tu taip sėdi ir galvoji, iš kur aš mintise žinau visą šitą dainą mintinai. Nu, nes tavo vaikas, tai galbūt tu vieną kartą miuziklę buvai, o paskui YouTube kanale nuolatos klausėjai. Tai miuziklas iš tikrųjų atnešė į Kakės Makės pasaulį labai daug muzikos, to tokio drivo ir džiaugsmo. Tada mes turime šviesų parkus ir šiai dienai ieškome naujų renginių sprendimų. Nu gerai, galiu anonsuoti. Sandra, nepyk. Kolegė mano yra Sandra. Tai pirmą kartą Lietuvoje bus areninis renginys vaikams. Šių metų lapkričio 15 dieną. Ir Kakė Makė prisideda, ir mūsų visa komanda prisideda, yra beprotiškai didelė komanda surinkta daryti geriausią įmanomą dalyką. Nu, gerai, dar kartą paklausiu, ar žinai, kas yra Nickelodeon ir Kids Choice? Nickelodeon žinau, kas yra. O Kids Choice? Ne. Kur ten slaimą pila ant visų, kas laimi? Ne. Ok. Tai jeigu jūs ar ne kažkas žinote, kas yra Nickelodeon Kids Choice, tai mes kartu su labai didelė komanda visą tai norime adaptuoti ir sukurti lietuvišką dalyką ir atnešti į Lietuvą didžiulę šventę šeimoms su vaikais. Ir orientacija, ir targetas, ir viskas, kas geriausia, bus ir yra kuriama dėl vaikų. Ok. Galvoju, klausimas dabar tikrai žiūrovam labai įdomu bus. Ar Lina Žutautė iš Kakės Makės prekės ženklo jau yra uždirbus milijoną? Badara saugo ją, nieko negaliu pasakyti. Aš gal pasakysiu taip. Visi žino J.K. Rowling sėkmę, ar ne? Taip. Tai ir J.K. Rowling sėkmė yra tarptautinė. Tai mes pavadinkim Liną lietuvišką J.K. Rowling. Okay, tai reiškia uždirbus jau milijoną. Gerai. Čia tu tai pasakei. Taip, čia aš tai pasakiau. Noriu eiti į paskutinę mūsų laidos dalį. Į blitz klausimyną mūsų. Netvarkos nykštukas realiai gazdina vaikus. Ar toks ir buvo tikslas? Ne. Aš dar savo vaiką gazdindavau netvarkos nykštuku, kad jeigu tu paliksi, jis ateis naktį ir susirinks. How you dare? Ir mes išleidome Kakė Makė tėvams knygą, kur mes viską tėvams su psichologija išaiškinom. Šitą knygą aš tau irgi padovanos. Gerai. Jeigu šiandien daugelis mūsų turi panašias sąlygas - mokytis, dirbti, bandyti, užsidirbti, kodėl rezultatai tokie skirtingi žmonių? Nėra alkio, noro gyventi geriau, kažką pasiekti, lyginant su tuo, kas buvo ypatingai nepriklausomybės pradžiai. Tiesiog žmonės per daug gerai gyvena. Visom prasmėm. Labai didelė įtaka, ar ne, ką mokslas sako, ar ne, mes atsinešam genetiką, bet mes gimstame tam tikroje aplinkoje. Ir manau, kad vienus aplinka riboja, o kitus įkvepia. Ir emocinis intelektas, ir apskritai mūsų pačių savybės, ar ne, jeigu mes nuolatos mokomės visą gyvenimą, ne tik tai žinių tam tikrų, bet pastebim dalykus, juos, nežinau, kvesionuojam, tą kritinį mąstymą įsijungiam, tai tada pokytis galbūt ir įvyksta. Tai aš galbūt tuoj susiaurinsiu, kaip ir Kakės Makės buvo, ar ne, tas sakinys, kurį sakiau, vaikams apie vaikus, savęs ir pasaulio pažinimo palydovas. Ir tada ir nori sukurti įmanomą geriausią empowerment, lietuviškai, įgalinančią erdvę. Ir čia tu nepaklausai, kodėl aš dirbu šitam versle. Nes aš po 10 metų darbo įvairiose savo versluose atėjau į samdomą darbą.
Tai mano ir tikslas buvo ateiti, kurti vertę, o nebe kurti produktą, prekę, ją rinkodarą, sukurti kampaniją ir išvažiuoti. Aš noriu prasmingo darbo, noriu prasmės ir noriu, kad aš dirbsiu čia tol, kol prekės ženklas kurs vertę ir keis gyvenimus į gerą pusę. Kas šiandien tau nebeturi vertės, bet turėjo prieš 5 metus? Gerai, juokas, ofisas man neturi vertės. Aš vasario mėnesį 3 savaitės buvau komandiruotėse ir 1 savaitę buvau čia Lietuvoje. Erdvė, apibrėžtumas, kurioje tu esi, nebeturi prasmės. Kaip motyvuoti darbuotoją, kurio rezultatą žmonės pastebi tik tada, kai jie blogi? Aš sakyčiau, kad pirmiausia reikėtų pastebėti anksčiau. Bandyti pastebėti. Ne tada, kai jau jie yra blogi, bet tada, kai blogėja ir ieškoti, kodėl jie blogėja. Tai reikėtų, čia jau yra pabaiga. Kai jau pastebi kiti žmonės, kaip paklausai, kad jo rezultatai yra blogi. Reikia šiek tiek anksčiau tą daryti. Paskutinė sunki situacija versle buvo reali ar buvo mąstymo apribojimas? Nesėkmė, žinai, kas buvo. Kai Lietuvoje mes buvome tokie sėkmingi su filmu, turėjom kampaniją lojalumo, turėjom didelę auditoriją, visa medija apie mus kalbėjo, vaikams patiko viskas, ką jie matė, tėvai rašė gražiausius atsiliepimus. Mes gyvenom kažkam laimės burbule, kad sukūrėm tokį dalyką, o niekam viso šito pasauliniai rinkoje nereikėjo. Žodžiu, pats savo fainas Lietuvos rinkoje, bet užsienyje nereikia. Ir tada galėjo atsirasti tą mąstymo klaida, kad čia ir pabaiga, bet buvo dažnai, tai gerai, pradedam iš naujo. Tai supraskim, susirinkam datą, kas ten visiems jiems negerai ir netinka, susižiūrim, kas netinka. Mes viską susirinkom ir pradėjom iš naujo ir tas klaidas išsisprendėm ir einam į priekį. Ir dabar yra net galbūt ne klaida, o žiauriai sunki situacija, nes mes turime žinojimą, ką reikia padaryti, suprantam rinką, turime nuostabią Britų komandą, turime dar vieną komandą, kuri nori prie mūsų prisijungti, tai mes turim Britus, 3 megos organizacija, kurie ten ir BBC, ir ITV, ir LA dirbė visokiose tose entertainment industrijoje. Mums scenarius rašo Emmy Awarded scriptwriteriai, scenarijaus autoriai. Mes turime turinio MVP, kur Disney'us su mumis mytina ir sako, kaip gražiai padarėt. BBC su mumis mytina ir sako, taip gražu, kas toliau. Ir šią dieną aš turiu tokį didelį gapą biudžete, kad jeigu mes jo nesusirinksim įvairiais įmanomais būdais, gali nutikti taip, kad teks šiai dienai užklausinti šitą kelionę. Ieškai investuotojo? Taip. Kiek pinigų reikia? Jeigu duotumėt, ne, blogai sakau, prisijunkit su 1 milijonu, išspręsit labai didelę problemą. O kiek uždirbs nuo to, kas įdės 1 milijoną? Tai vat ir pakalbėsim. Ok, opportunity. Dabar atsakykit taip ar ne. Jūs žinot, kad verslas sukelia stresą? Taip, bet ne verslas sukelia stresą. Ne pats verslas iš savęs. Jo, bet situacijos. Jo. Tai yra stresinis užsiėmimas. Ir jūs žinot, kad stresas sukelia ligas ir trumpina gyvenimą. Taip, girdėjau, taip. Tai kodėl vis tiek einat to keliu? Kodėl užsiimat verslu? Kodėl? Įdomu? Įdomu. Ir jums ta kaina tinka, kad... Taip. Tiesiog įdomu. Įdomiau gyventi, sėdėti kažkur po palmę gulėti tiksliau, nieko neveikti, ką įdomiau? Ne? Pabandykit. Bandžiau. Bandyt? 2-3 dienos ir baigėsi tas įdomumas. Aš 6 mėnesius bandžiau. Ir kaip? Vėl dirbu. Ar yra klausimas, kurio kaip verslo vadovė nedrįsti savęs paklausti arba vengia, arba stumi, arba kai iki jo ateini, padedi jį į šoną? Ar aš labai pavargau? Geras šitas. Kada nors galvojat, kur yra jūsų kaip vadovo ribos? Nežinau. Čia man gal metų daug, čia gal rinka per maža, čia gal aš jau nebenoriu, čia gal ilgai užtruks, čia gal reikia labai daug pinigų. Ribos galvoje tik. Ką pats savo susigalvosi, taip ir elgsis. Turit ribų dar? Ne. Neturit ribų? Ne.
Koks geras klausimas. Mano ribos, kaip peržengiamos vertybės. Mano asmeninės, ar ne? Ir aš jas turiu, žinau, ir jeigu jau jas peržengtų, tai man tada greičiausiai, net negreičiausiai, man įsijungtų net ne mobilizacija, o iš karto greiti sprendimai. Okay. Žodžiu, kakės makės veipo nesulauksim. Niekada. Okay. Kol aš čia dirbu, patikslinu. Gerai, tai ačiū, kad pasidalinai. Ačiū, Erikai. Gerai, tai ačiū, kad skiriat laiko, kad parodėt ir supažindino. Malonu buvo. Dėkui. Perlipom 70 000 prenumeratorių. Projekto pradžioje aš savo taip buvau pasisakęs, kad tikėtina, kad mes pasieksim kokius 25 000, nes verslas gal nėra pati populiariausia tema Lietuvoje. Bet po interviu su Delfi generaliniu mes, jis išmano daugiau tą industriją, ne, kiek verslas skaitomas Lietuvoje yra, tai mes pakeliam kartelę iki 40 000. Šiandien mes artėjom prie beveik dvigubos skaičiaus, ar ne? Ir ar čia galima pasakyti, kad čia labai geras rezultatas. 7 metai, 70 000, po 10 000 metus atrodo kaip ir ne kažkas labai daug stebuklingo, ar ne? Bet ką galiu savo pasakyti ir jums ką galiu pasakyti, tai tiesiog mes dirbam labai sistemingai, labai suplanuotai, siekiam to rezultato ir tie skaičiai ateina. Ir ką aš iš to savo išmokau? Kad gal mes kartais per greitai numetam kažkokį tai projektą, kuris gal nėra toks sėkmingas, kuris netaip greitai auga, kaip mes tikėjomės. O tai reikia tik išlaukti. Tai reikia iškentėti, kaip Šarūnas Jasikevičius sako. Reikia iškentėti iki to momento, kai tu laimėsi. Lygiai taip pat ir apie amžių aš noriu jums pasakyti, ne? Kai jums sukanka 30, 35, 5 metai, 50, lygtai žmonės irgi sako, skaičiau, kad pikas, tokiam amžiui jau vyrai, moteris pasiekė savo piką ir aš jau nebespėsiu čia naujo projekto nuveikti. Bet kai pagalvojai, kai tau, pavyzdžiui, apie 40, tu turi pinigų, tu turi kontaktų, tu turi patirties, žinių, tu turi moralinį stuburą, tu turi pilną komplektą pasiekti sėkmės. Bet labai didelė dalis iš mūsų to neįvertina ir to neišnaudoja. Taigi įvertinkit, ką jūs turite šiandien ir gal tai kaip tik yra pats geriausias momentas padaryti sekantį šuolį. Tam kartui tiek, iki kitos laidos.